Sveiki. Šiandien treniruotė mūsų laukia su 2 priemonėm iškart, tai yra ritinys. Jis turi būti bent 90 cm ilgio panašiai. Tikrai ganėtinai ilgas, kad pasidėję jį ant žemės, atsisėdę ant galo, tilptume atsigult pilnai visų ūgių. Turim sutilpti atsigult. Pasitaisom taip, kad būtų daugmaž kilimėlių centre. Turi telpti ir galva, ir dubuo ant ritinių. Antra priemonė yra svareliai. Rekomenduoju 0,5 kilogramo pradėti. Jeigu tikrai žinot, kad saugiai jaučiatės, nėra per sunku, galima bandyti 1 kilogramo svarelius. Gerai. Ir atsigulus. Iš pradžių svarelius paliksim ant žemės, rankos tvirtai pasidėję. Pradėsim nuo paprasto atsipalaidavimo pratimo. Įkvėpsim, iškvėpimu galvosim, kad dubuo sunkus, krūtinė sunki, galva sunki, rankos atsipalaiduoja, mentis apkabina, ritinį pečiai nusileidžia žemyn. Ir įkvėpsim kokius 3 įkvėpimus, iškvėpimus. Pilnai oro, į pilvą įkvėpiam, iškvėpiam, pagalvom, kad galva, dubuo, krūtinė, viskas atsipalaidavo, dar labiau įsirėmė į ritinį. Įkvėpiam. Atsipalaiduojam. Įkvepiam. Iškvepimu atsipalaiduojam. Tada darysime paprastą pratimą chin-tuck vadinasi. Tai galva slys ritiniu ir smakrą leisim žemyn. Įkvėpsim, grįžim. Iškvepiam žemyn. Įkvepiam, grąžinam. Iškvepiam. Įkvepiam. Kvėpuokit, susikoncentruokit šitame pratime apie kvėpavimą ir apie galinės kaklo linijos, o tuo pačiu ir visos nugaros išilginimą. Paskutinį. Gerai, dabar susirandam svarelius, neskubant pakeliam svarelius į lubas, atsukam delnas į delną ir pradėsim nuo išsiekiam su svareliais aukštyn, nuleidžiam žemyn. Mentis apkabina ritinio kraštą. Įkvepiam, mentis atsitraukia. Iškvepiam, mentis nusileidžia. Kvėpuojam laisvai. Gerai. Paskutinis. Ir dabar suksim po 5 ratukus. Menčių ratukai. Rankos tiesiai. Per alkūnės nesilanksto, nes kitaip nepavyktų taip gerai tų menčių pravažiuoti. Tarpo tarp jų. Ten yra daug smulkių raumenų. Tai labai geras tarpumenčio masažas. Gerai. Dabar delnai pasisuks į kelius. Įkvepiam, pasiruošiam. Iškvepiam, krūtinė lieka sunki, šonkaulių lankas nekyla, leidžiam rankas link ausų. Įkvepiam, grąžinam. Iškvepiam, kuo lėčiau leisim, tuo sunkiau rankos dirbs. Čia sustabtelim, įkvepiam, grąžinam. Tikslas pratimo yra tikrai nepaleist šonkaulių lanko. Išlaikyt krūtinės ląstą sunkią. Dar porą pakartojimų.
Paskutinis. Gerai. Dabar rankas atidarysim į nagai vienas į kitą pasisukę ir rankas atidarinėsim į T formą. Kas svarbu, kad nebūtų per aukštai, tikrai pečių juostai. Atidarom ar net šiek tiek žemiau pečių linijos. Uždarom. Iškvėpimu. Grąžinam. Vėl kuo lėčiau ir jeigu dar pauzę padarom, pajuntam svarelio svorį, apačioj išlaikom. Ekscentriškai dirba raumenys. Ir vis galvoju, ką tas tarptumentis veikia. Ar pavyksta apkabinti su mentim rytinio kraštus, visai pamasažuot. Padarom dar 2 pakartojimus. Gerai. Dabar delnai nagai žiūri vienas į kitą, bet juos pasukam link peties, svarelio galas pasisuka. Tai ne visai tiesiai nagai vieni į kitus, bet taip kampu. Ir leidžiam į tokią V raidę už savęs. Jeigu svareliai sunkesni, tai labai su kontrolė. Čia pasukam atvirkščiai, nagai žiūri dabar į kitą pusę, bet irgi taip netiksliai vienas nuo kito, o šiek tiek kampu ir susitinka svareliai. Galima sakyti, kad iš svarelių darom šitoj pradiniai padėty V raidę ir leidžiam įstrižai į tokią siauresnę padėtį už pečių ir grįžtam į atgal. Pasukam. Čia panašiai kaip šonkaulių uždarymą, koncentruojamės į sunkią krūtinę, susidėjusius šonkaulius ir stengiamės, kad rankos judėtų tik iš peties sąnario, neįtakojant krūtinės ląstos. Dar 4 pakartojimus padarysim. Iškvepiam, leidžiam krūtinę sunkiai, įkvepiam, grąžinam. Iškvepiam, leidžiam, įkvepiam, grąžinam. Paskutinis. Gerai. Svareliai dabar grįžta, nagai pasisuka vieni į kitus ir lenksim link peties. Stengiamės, kad alkūnės išliktų daugmaž 90 laipsnių su mūsų pilvu, kad nekeistų alkūnės kampo. Tai siekiu su alkūnė į lubas, galvoju, kad alkūnės kyla į lubas, nors kumščiai su svareliu leidžiasi link peties. Gerai. Darom iškvepiam, įkvepiam. Įkvepiam. Dar kartelį. Gerai. Dabar sunersim svarelius. Galima pirštus sunert, mano svareliai visai ploni ir galiu sunerti, bet jeigu ką, tai tiesiog drauge kumščiai. Ir ką darysim, ir plus mano saugu, nes su diržu yra, tai gal siūlau suspausti tiesiog tarp kumščių. Ir dabar bandysim irgi panašiai, alkūnės lieka tam pačiam taške, o mes bandom lyg truputį virš galvos nuleisti, ištiesti. Darom 10 pakartojimų. Gerai. Darom rankas. Pakeliam. Pabandom pažiūrėti, ar pavyktų pakelti vieną koją. Pakeliam ją aukštyn. Ir darysim taip, kad atidarinėjam priešingą koją, priešingą ranką į šalį. O likusi koja ranka ir mes patys stengiamės niekur nesvirti. Ant šilitinio čia visai iššūkis turėtų būti.
Padarysim 8. Dabar 4. Koncentruojasi į pilvą, į išlaikymą giliųjų pilvo raumenų, stabilumas iš jų ateina. Tai galvoju apie kūno centrą. Dar 2 pakartojimai. Ir kuo stabilesnė priešinga pusė, kuri šiuo metu nieko neveikia. Gerai, greičiausiai pirmiausia pakėlėm lengvesnę pusę, tai dabar bandom kitą. Pagalvoju, ar niekur negriausiu, jei negriausiu, galiu bandyti atidarinėti. Man šitą pusę irgi sudėtingesnė. Gerai, jei nugriuvo taip, kaip aš, tai nieko tokio, tiesiog pabaikim, vėl grįžkim, paskutinę. Gerai, nuleidom ir dabar užsidedam svarelius, kaip ragiukus ant kaktos, darysim atsilenkimus. Svareliai skirti tam, kad pajaustume galvos svorį, nes kai kylam į atsilenkimą, turim išlaikyti sunkia galva, tai galva neturi išvažiuoti į priekį, tai svareliai labai gerą grįžtamąjį ryšį duoda. Tai pirmiausia, atkeliu truputį galvą nuo ritmio ir pajaučiu, kad čia tikrai sunkus tie svareliai. Atkeliu ir tada bandau keltis krūtinę, bandau kelti aukštyn, o ne kaklą galvą. Ir leidžiasi žemyn. Aukštai kilti nereikia iki maždaug menčių krašto apatinio, tai didžiausias lenkimas saulės rezginį. Gerai, darom. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam, kylam, įkvepiam, nusileidžiam. Nepamirštam, kad galva ir kaklas neišvažiuoja per daug į priekį. Visai pasimasažuoja ir nugara. Paskutinis. Gerai. Nuleidžiam rankas prie šono. Padarysim abiejų kojų kėlimą, tai delnai į grindis, galima su svareliais palikti, galim svarelius į šalį pasidėti, jeigu reikia daugiau atramos su delnais. Įkvepiam, iškvepiam, keliam vieną koją, keliam kitą koją, kojos atsiduria varliai. Ir dabar padarysim abiejų kojų tiesimą, kojos pasuktos lieka į išorę, išorinė rotacija iš klubo sąnario, grįžta atgal. Tai kai yra varliai, kelią atidaryti kulnai kartu, taip ir tiesiam, bandau tą posūkį išlaikyti. Kuo žemiau leisiu, tuo bus sunkiau. Todėl galbūt pradžiai geriau pasirinkti aukštesnį kampą. Gal reikia dar kojas pratempti, kad jos įsitiestų. Paskutinė. Gerai, nuleidžiam vieną koją, kita koja lieka į viršų. Darysim kojų mostai. Tai bus taip, pasukam koją į išorę, leidžiam žemyn, tada susukam į vidų, keliam aukštyn. Ir darysim tokius mostus 5. Po to pakeisim kryptį. Leisim susuktą, kelsim atidarytą. Tai dabar taip ir darom, leidžiam pasuktą į vidų, keliam atidarytą.
paskutinį. Gerai. Keliam kitą koją. Ištiesiam. Pasukam koją į išorę. Leidžiam žemyn, gal net link grindų. Pasukam į vidų. Pažiūrėkit, kuri ar vidinė, ar išorinė rotacija jums atrodo sunkesnė, į tą ir koncentruokitės. Mano atveju man sunkiau šiek tiek į vidų yra sukti, tai koncentruojas, kad didesnė tikrai amplitudė būtų į vidų. Keičiam kryptį. Dabar į vidų pasukta leidžiasi, į išorę kyla. Sulengiam kojas. Grįžtam prie pilvo. Svareliai delnais į lubas, kojas tvirtai ant grindų. Įkvepiam, pasiruošiam, iškvepiam, kylam galva, kaklas, krūtinė, semiam vandenį su svareliai, siekiam tolyn. Stengiamės, kad svareliai ir delnai liktų pasukti tiesiai į lubas. Gerai. Dabar pasukam į grindis delnus, pakylam į tą patį aukštį ir darysim šimtuką. Įkvepiam 5 mostai, iškvepiam, labai siekiam su rankomis. Stengiamės, kad viršutinė dalis būtų stabili, tik iš pečių sąnario. Sustabdom rankas, nusileidžiam. Gerai. Svarelius padedam truputį į šoną. Nusiridedam per šoną nuo rytinio, atsigulom ant nugaros. Sekundę pasidžiaugiam, kokia duobė dabar atrodo nugarai, nes atsipalaidavo nugaros raumenys. Gerai. Rytiniai dedam po pėdomis. Svarelių kol kas nereikia. Pabandom su pėdomis lyg apkabinti ir truputį paridenti. Stengiamės taip net pirštus, nagus suleisti į rytinį ir pavažinėti pirmyn atgal. Čia labai dirbs pėdos, visi raumenys, blauzdos raumenys jausis. Labai sveika pėdų sveikatai čia. Toks pratimas. Paukščių pirštai, bandom tikrai kaip nagais įsikibti į rytinį. Gerai. Pavažinėjom. Susirandam svarelius. Svarelius visada galima eliminuoti. Galima daryti viską be jų. Gerai. Dabar pirmiausia darysim dubens vyniojimą. Reikia jaust, kad tikrai tvirtai galėsiu keltis. Ir rytinys kol kas niekur nevažiuos. Tai įkvepiam, pasiruošiam, iškvepimu, prispaudžiam juosmenį, vyniojamės aukštyn, pakilom į dubens vyniojimą. Padarysim 3 kartus. Turiu jausti, kaip mano pėda lieka ant rytinio pasidėjusi. Ar abi pėdas tolygiai, ar kažkur nukeliavau. Jeigu pavyksta pasitaisyti, būtų gerai bandyti spausti abi pėdas vienodai. Gerai, dabar sekantį kartą prijungsim rankas, bus tokia choreografija. Iškvepimu suvyniojam dubenį, spine curl, tada nuleidžiam rankas į šonkaulių uždarimą, išvyniojam dubenį slankstelis po slankstelio, grįžta rankos. Vyniojam dubenį aukštyn, nuleidžiam rankas, nusivyniojam, grįžta rankos. Dar 2 kartus. Rankos, dubuo, rankos. Ir vėl dubens vyniojimas.
Gerai. Dabar pabaigai galim su svareliais pasidėti arba pasidam tiesiog rankas. Susiviniosim į dubens viniojimą ir 3 išvažiavimus darysim. Laikom dubenį kuo aukštyn, tiesiam kojas, privažiuojam. Tiesiam kojas tolyn, pritraukiam artyn. 3. Ir tada slankstelis po slankstelio nusivinioja. Ir dabar nusipelnam kojų ištiesimo, rankų ištiesimo, jeigu reikia poilsiui. Porą įkvėpimų, iškvėpimų. Gerai. Pritraukiam arčiau prie kojų, varlius patraukiam į šoną. Pasidedam po kryžkauliu, pakeliam vieną koją kitą, suglaudžiam kojas, dubens pavertimą į šoną, laikomės už rytinio galų, verčiam kojas į šoną, slankstelis po slankstelio grįžtam atgal. Verčiam į kitą pusę, krūtinė lieka sunki, susidėjusi kojas draugė, galvoju, kad su viršutinė koja siekiu truputį tolyn, leidžiamės atgal. Grįžtam. Padarom dar bent po 2 pakartojimus į kiekvieną pusę. Galima ir daugiau, jeigu pratimas malonus, ne per sunkus. Dirba įstrižiniai pilvo raumenys, o vyksta stuburo rotacija. Laikim dar po vieną. Į abi pusės. Gerai. Ištieskim kojas aukštyn ir leidžiam suglaustas kojas žemyn, aukštyn. Kaip žemai leisti, tai tol, kol sugebu neįsiriesti juosmenį, kol pilvas tvirtai susidėjęs, čia nieks nesikeičia šitoj srity. Paskutinis. Ir dabar minsim dviratį. Viena koja siekia tolyn link grindų, kita traukiasi link pilvo, tiesiasi ir keičiasi. Labai didelis. Žodžiu, sakau, kad dviratis toks, kad vos pasiekiu pedalus. Bandau išsiekti tolyn, kiek galiu. Keičiam dviračio kryptį, minam atbulai. Gerai, pritraukiu kojas, pakeliu dubenį, išsiemu ritinį. Gerai. Pasiemam ritinį, pasidedam savo už nugaros, po mentimis, po menčių kraštais, tai link juosmeninės dalies, rankos už galvos ir kojas sulenktos klubų plotį ir darysim arką į atgal. Tai pradėsim nuo žvilgsnis akį. Leidžiamės į atgal. Dabar taip. Kuo arčiau juosmens, tuo intensyvesnė kobra. Tai jeigu jaučiu, kad per didelis stuburo lenkimas buvo, tai perdedu ritinį tolyn. Šiek tiek aukščiau ant menčių. Ir tada turėtų būti ta kobra švelnesnė. Galva, kaklas, krūtinė. Ir grįžtam atgal. Krūtinė, kaklas, galva. Įkvepiam, pabūnam, jeigu norisi. Kaklas, krūtinė, grįžtam. Darom dar 3 pakartojimus.
krūtinės. Gerai, atsikeliam. Dabar į atsipalaidavimo padėtį nekeliausim, bet užsidėsim rankas dilbius ant pėdkelnio ir stumsim tolyn, įgriūsim, pritrauksim artyn. Važiuojam, išstumam rankas, grįžtam, pritraukiam. Stumam rankas tolyn, įgriūnam tarp menčių, privažiuojam artyn. Gerai, ir pabaigai siūlau raumenų atsipalaidavimo ir fascijų masažą. Tai masažuoti šlaunį. Šlaunies masažas yra taip. Geriausia yra įstaisyti ant dilbio. Vieną koją pradžiai bent jau užkryžiuoti iš priekio. Šitą koją stumsimės sulenkta. Abi rankos ant grindų atramo ir važiuojam. Viena pusė šlaunies, priekinė linija galinė. Važinėjamės pirmyn atgal. Jei labai skauda, tikrai galima ir aukščiau atsikelt, kad nebūtų tokio didelio šlaunies spaudimo. O jeigu randat, kad viskai nieko, galima koją ant kojos susidėti ir važinėti tikrai visų kūno svoriu pirmyn atgal. Dažniausiai pirmus kartus būna labai intensyvus, o po to jau švelnėja. Tas masažas, jeigu nuolat daromas. Gerai. Kita pusė. Jei turit ritinį, tikrai galit dažniau pasidaryti. Galbūt net kasdien, nors po kelias minutes. Ir pats paskutinis bus blauzdų masažas. Tai užkryžiuojam koją ant kojos, rankomis atsikeliam ir irgi blauzdą vienoje pusėje ridename, kitoje. Sunkiausia dalis turbūt čia yra ant rankų laikyti. Jeigu nepavyksta, tai tiesiog atsisėdus vienoje vietoje pamasažuoti, kitoj. Bet jei pavyksta, tai atsikėlus važiuojam nuo pat blauzdos pradžios iki pabaigos. Padedam pėdas ir galim dar nurident arba tik kojas, arba ir rankas pasidėjus. Kartais gali būti, kad nepavyks tiek pasilenkti. Tai rankos gali būti ant kojų. Pasilenkiam į priekį. Įkvepiam, iškvepiam. Ir šiandien bus tiek.